Sveiki gyvi. Tai va, norėčiau pakalbėti šiandieną apie dvi finansinės korporacijas, tai būtų BlackRock ir Vanguard. Ir kokią įtaką pasaulyje turi šitos dvi korporacijos. Nes pradėjus gilintis daugiau apie šitas dvi korporacijas, tai man iškyla klausimas, ar tikrai valdo pasaulį politikai, prezidentai, ministrai, seimai, parlamentai. O gal vis dėlto yra nematomos jėgos, kurios iš vidaus valdo ekonomiką, žiniasklaidą, kuria tuos pačius karus ir net mūsų kasdieninį gyvenimą. Tai va. Tai paliesim truputį sąmokslo teorijų ir taip toliau. Tai va, gal pradėkim tada nuo BlackRocko. BlackRockas gimsta 1988 metais. Šitą finansinę korporaciją įkuria toksai Larry Finkas su dar 7 partneriais. Iš pradžių tai buvo nedidelis fondas, bet labai greitai jis tapo gigantu. Per labai trumpą laiką, galima sakyti, per 2 metus jisai išauga į milžinišką finansų gigantą. Ir šiai dienai BlackRockas valdo daugiau nei 9 trilijonus dolerių turto. Tai yra daugiau nei visų Afrikos šalių BVP kartu sudėjus, ar Europoje paimkim Prancūziją ir Vokietiją, sudėjus jų BVP. Tai šiai dienai BlackRocko turtas yra didesnis. BlackRockas jisai ne tik investuoja, jis ir dalyvauja priimant sprendimus visame pasaulyje. Kalbant nuo klimato kaitos iki karų finansavimų. Turbūt per pastarąjį 10-metį BlackRock vadovas Larry Fink buvo laikomas neoficialiu JAV administracijos patarėju, o kai kurie sako, kad netgi šešėliniu iždo sekretoriumi. Ir turbūt didžiausia BlackRocko sėkmės paslaptis yra sistema vadinama Aladdin. Oficialiai tai yra analitinė platforma sekanti trilijonus dolerių investicijų realiu laiku. Bet neoficialiai kalbama, kad tai daugiau nei įrankis, tai milžiniškas tinklas, kuris analizuoja beveik viso pasaulio kompanijų duomenis, akcijas, obligacijas, rizikas, net klimato kaitos modelius. Ši sistema stebi daugiau negu 30 000 investicinių portfelių, apdorojo duomenis apie 30 dolerių, 20 trilijonų dolerių vertės turto. Šitos sistemos algoritmai yra naudojami ne tik BlackRocko, bet ir kitų bankų, centrinių institucijų. Kalbama, kad net valdžios organai, kai kurie naudoja šitas sistemas, ypač slaptosios tarnybos. Sąmokslo teorijų mėgėjai sako, kad Aladdin sistema žino daugiau apie mūsų pasaulį nei bet kuris žmogus ar organizacija. Kai kurie net lygina ją su finansiniu Google, kuris gali numatyti krizes, valdyti rinkas ir nedaryti įtaką politiniams sprendimais. Ar tikrai tik algoritmai valdo šį monstrą? Ar už jos slypi ranka galinti perjungti jungiklį bet kuriuo metu? Čia vėlgi palikim gal sąmokslo teorijų šalininkams. O dabar pabandykim trumpai apžvelgti, kas yra tas Vanguard, nes tai daug paslaptingesnė organizacija, korporacija. Nes jeigu BlackRockas yra veidas, tai Vanguard yra šešėlyje. Vanguard įkūrėjas buvo toksai John Bogle,
kuris garsėjo kaip žmogus sukūręs pigiausių indeksinių fondų sistemą. Vanguard oficialiai priklauso savo investuotojams, bet tai tik dar labiau kelia klausimų iš tiesų. Nes kas tie tikrieji valdytojai, kas gauna galutinę naudą, kas vat yra tie tikrieji investuotojai, nes kai kurie tyrėjai teigia, kad Vanguard valdo senosios pasaulio šeimos, tai tokios kaip Rothschildai, Rockefelleriai, Windsorai. Yra kalbama, kad tai net susijęs su Anglijos karūna. O svarbiausia tai, kad BlackRock ir Vanguard, tai jos iš esmės valdo vieną kitą ir tarpusai yra labai tampriai susijusios. Tai reiškia, kad jie sudaro uždarą ratą, du gigantai, kurie formaliai konkurentai, bet iš tikrųjų yra viena sistema, kitaip sakant, ranka ranką plauna. Ir abu šie fondai kartu kontroliuoja didžiojo pasaulio verslų dalį. Tai jeigu imsim technologijas kaip pavyzdys, tai tu Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta, tą pačią farmaciją, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson ir kitas, energetika, Chevron, Shell, ExxonMobil, tą pačią ginklų pramonę, Lockheed Martin, Boeing ir kitas. Taipogi bankai, Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank. Bet turbūt ne ką mažesnis įrankis, ką jie kontroliuoja, tai yra žiniasklaida. Nes BlackRock ir Vanguard turi akcijų beveik visose didžiuosiuose JAV tinkluose. Pavyzdžiui, tokiuose kaip CNN, Fox News, NBC, The New York Times, Reuters ir kituose. O ką tai reiškia iš tiesų? Tai reiškia, kad informacija, kurią mes gauname, jau yra filtruojama ir formuojama taip, kaip jiems reikia. Žiūrėkit, atkreipkite dėmesį, būtent dėl to pandemijos metu ar per karą Ukrainoje visos žiniasklaidos priemonės kalbėjo iš esmės vienodai. Bet kurį atsidarysi, naratyvas buvo varomas vienodas. Nes buvo toksai užsakytas. Kas susako muziką, kas apmoka muziką, kas ją užsako, tas ir valdo, žinot, kaip būna. Tai vat palieskim truputį Ukrainą, Lietuvą, kokią įtaką turi BlackRockas. Nes 2022 metų, 2023 metų konflikte BlackRock labai įsitraukė į Ukrainą, tai ir 2023 metais kartu su Ukrainos vyriausybė pristatytas Ukrainos plėtros fondas, kuris pritrauks iki $50 milijardų investicijų į 5 sritis, tai yra energetika, infrastruktūra, IT, gamyba ir žemės ūkį, kas be ko. Tačiau kritikai sako, tai ne atkūrimas, o visiškai priešingai, tai yra strateginių resursų išpardavimas. Jau dabar apie 17 milijardų hektarų Ukrainos žemės valdo tarptautinės korporacijos, tokios kaip Cargill, DuPont, Monsanto, už kurių stovi šešėlyje BlackRock ir Vanguard. Nes šios dvi korporacijos finansuoja ir kontroliuoja šį visą procesą. Yra teiginių, kad Ukraina tampa netgi eksperimentinė laboratorija, tam tikrą prasme, kur globalūs fondai išbando naują modelį, kaip per karą ir krizę perimti valstybės ekonomiką ir valdymą. Tai va, prieikim prie Lietuvos. Nes Lietuva tai turbūt mažas taikinys dideliame tinkle. Ar tokie gigantai aplamai gali turėti įtaką tokiom valstybėm kaip Lietuva, nes Lietuva yra maža, neįtakinga ir taip toliau. Pasirodo, kad gali, nes per savo fondus BlackRock
ir Vanguard yra investavę į daugelį kompanijų veikiančių Lietuvoje. Kaip pavyzdys, telekomunikacijose, ne? Tai Telia Lietuva. Tai jos akcininkų struktūrose yra tokie kaip Vanguard fondai. Paimkim, kad ir tuos pačius bankus, Swedbank, SEBA, kurie dominuoja turbūt Lietuvos finansų rinkoje. Tai taipogi tiek BlackRock, tiek Vanguard turi stambius savo investuotojus. Net ir toj pačioj energetikoje, ne? Tai tas pats BlackRock investuoja į Igničio grupę. Nes net jeigu Lietuva atrodo maža, neįdomi, tačiau globalūs fondai čia vis tiek mato strateginius interesus. Tai yra energetika, finansai, telekomunikacijos. Kai kurie analitikai sako, nors mes renkamės Seimą ir prezidentą, tikroji ekonominė galia jau seniai ne Lietuvoje. Panašu, kad mūsų politikai tik tai prižiūrėti ir yra. Nes kad jie vestų savarankišką politiką, tai akivaizdu, kad nesimato Lietuvoje viso šito dalyko. Dar viena teorija yra sklandanti, kad BlackRockas su Vanguardu tai kartu su pasaulio ekonomikos forumu, už kurio stovi Švabas, kad jie ruošia pasaulį naujai tvarkai. Tai, nieko neturės ir būsi laimingas, tas vadinamas Great Resetas. Kalbama, kad ir už COVID-19 pandemijos stovėjo BlackRockas, nes kadangi turėjo akcijų Pfizer ar Modernoje. Ir būtent šitą pandemiją jie panaudojo pelno gavimui. Ta pati klimato krizė. Investuodami į žalią energetiką, jie stumia klimato darbotvarkę, kad perkelti trilijonus pinigų, kurie yra tuščiai atspausdinti ir neturi jokios realios vertės. Tai tiesiog tos pinigus bando perkelti į naujus sektorius, kitaip tariant, investuoti. O tie patys karai, sakykime, jie vienu metu investuoja ir į ginklų gamybą, ir į infrastruktūrą po karų. Kadangi kai vyksta karas, tai yra viskas sunaikinama ir anksčiau ir vėliau tai reikės atstatyti ir tai yra puikia investicija.